Tai va, tikiuosi dėl tų dviejų aš tavo atsakiau į klausimą, ne? O trečias, paskutinis tada. Trečias yra darbas be stopų. Ne, be stopų tai aš nes nenoriu. Ta prasme, trečias ten buvo variantas, kai didelis stopas, o RM-as mažas. Nu, aš įsivaizduoju nebent tik vienu atveju, kad įvyko FZR-as ir va, aš imu kažkokį lašą visiškai, tarkim, numatau, kad ten, sakau, kaip... Ir viskas. Taip, Gintarai, visų pirma, darbas be stopų tai yra iliuzija. Nebūna tokio dalyko, kaip darbas be stopų. Ne, tai aš ir neįsivaizduoju, kad be stopų. Ne, ką aš turiu omenyje, ne? Sakykime, tu turi 10 000 depozitą, ne? Ir tu pradedi prekiauti su 0,1, ne? Lotą. Tai tau, nežinau, kiek čia tūkstančių pipų reikia, paskaičiuokit, aš nesu matematikos didelis, ne? Kad tu gautum margin call, ne? Nuo brokerio ateis tau prašymas priverstinai daryti visas pozicijas. Tai va čia bus tavo stopas. Ir daug žmonių galvoja, kad jie, jeigu turi daug pinigų ir jie pradės mažai sandorius atidarinėti, tai jie reiškia dirba be stopų. Ir jie savo pasigamina tokią iliuziją, kad jie dirba be stopų. Bet anksčiau ar vėliau jiems sėkmė baigsis, ne? Ir arba jiems reikės dapilinėti daug šaibų, kad jiems nebūtų margin call, ne? Arba jiems tiesiog reikės susitaikyti su savo stopu. Tai va tas darbas be stopų iš tikrųjų yra tas va trečias variantas, apie kurį tu pasakoji, kur su 10 000 pipsų stopų pasiimama 10 pipsų profitų. Tai va. Aišku, tokiu variantu, tu jo tavo bus 99% pelningų sandorių. Bet tas 1% tau suvalgys visą, kada nors suvalgys viską, ką tu ten, sakykime, 3 metus vėjai. Maža to, štai šis eksperimentas pas mane dabar vyksta. Dabar noriu atskirą tie, kas virtualioje prekybos salėje dalyvauja ir žino, kažkas, kas Master Forex Advanced kursai žino, kas rodžiu. Aš tokį eksperimentą vykdau dabar, kadangi buvo periodas, man atrodo, 14 ar 13 pabaigoje, 14 pradžioje buvo periodas, kai visų lietuviškose forumuose sakė, eikit jūs su stopais, darbas tai yra pinigų metimas vėjais. Ne? Geriau dirbot be stopų, statyti piramidę, štai piramidė, ką tai reiškia piramidė, ne? Štai eina trendas žemyn, žmogus kažkur tai štai čia yra, eina trendas žemyn, jisai čia nuperka, tais mažais sandoriais, ne? Čia nuperka ir tikisi, kad kažkada tai pakelt tai valiutą iki štai čia maždaug ir jisai bendrą pliusą uždarys. Ne? Ir, jeigu taip paimt, pabandyti suprasti žmonių, kurie už tokį, sakykime, pinigų vaidinį ir pasiimti, sakykime, svarą, ne kaip globalų fletą, ne, mes matom čia globalus fletas, grinai niekur nenuėjama, ne? Nežinau, jeigu pasižiūrėt ten 100 metų, galbūt yra kažkoks tai trendas, bet kiek mes, mūsų atkarta, ne, nuo 96 metų, tai globalus fletas vyksta, ne? Tai, logiškai tariant, tai labai didelė tikimybė, kažkada tai tą piramidę mane ištrauks į viršų, ne? Jeigu aš perku. O jeigu aš čia parduodu, ne, ir tikiuosi kažkokią tai trendų pratęsimą. Ne, gerai kels, sakykime, jeigu aš parduodu, tai kils ir aš čia pardavinėsiu ir kažkada tai vyksta fletinė korekcija ir mane ištrauks pliusą. Tai grubiai tariant, palauksiu. Grubiai tariant, galbūt tiesos tame ir yra, bet štai aš jums parodysiu rezultatą mano eksperimento tokios tiesos. Atjungsiu visas fibas. Dar kartą įspėju visus naujokus, tai yra mano eksperimentų sąskaita. Ir šiaip aš paturiu laikyti 2 sąskaitas. Jeigu jūs išaugot iki sakykime, darbo realią, tai turėkit 2 sąskaitas. Viena sąskaita būtų jūsų kvailiavimas ir eksperimentai, centinė, ne? O kita sąskaita būtų jūsų, kur jūs dirbat grinai pagal savo prekybos sistemą. Tai štai kaip atrodo tas eksperimentas su svaru dabar. Voila!
Ne? Štai nuo maždaug čia aš pradėjau pirkti ir statyti piramidę, kad savo pačiam įrodyti, ar efektyvu. Tai čia aš ją vis statau, pinigų čia pakanka, sakykime, man pinigų, aš aiškiai suvokiu, kad margin callas man bus maždaug štai čia, nu gal ne, gal štai čia. Ne? Ir aš perku laimingus. Ne? Ir jeigu eisiu taip, aš dar pirksiu. Ne? Kol aš negausiu to savo iliuzinio nėra stop, ne? Margin call. Ne? Tai va, tai, nu sakykim, pasiseks man ir šis eksperimentas gausis taip, kad štai vat matot, čia yra viskas užsidarys su geru pliusu. Ne? Užsidirbsiu aš čia maždaug 600 eurų. Nu, sakykime, nu gerai, 700 baksų, ne, aš taip parašau. Ne, va, jis yra $4,5 sąskaita. Ne, ir atidaryta bendra pozicija dabar 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18. 2,1, ne? Atsiprašau, 0,21. 0,21, kur reiškia, kad vieno pipso kaina yra 2,1 batų. Ne? Štai aš turiu laisvų pinigų 3,000 eurų, atsiprašau, dolerių, ne? Ir kas greitai gali skaičiuoti, ar skaičiavti turi. 3,000 dalinti iš 2,1. Tai va, 1400 pipso, ne, nuo duotos kainos turi nueiti. Nu, atmeskim ten, man atrodo, aš neprisimenu, kiek ten Nordafixas maržos duoda, ten 10 ar 20%, ne. Sakykim 1100, ne, pipsų. Vat. Štai 1100 pipsų, maždaug 1,39 aš gausiu tavo stopą, kurį visi galvoja, kad jo nėra. Ne? Nu, arba nebent aš papildysiu sąskaitą, įmesiu dar $1,000 ir tada eksperimentas tęsis. Ne? Ir prasideda čia kokia nors globaliai krizė, ne? Trečia krizės banga, ne? Ir mūsų svaras sėkmingai nueina. Štai taip. A, B, C. Ne? Ir, nu, primeskit, kiek čia reikia pinigų, iššaldyti. Sakykime, jeigu kažkas turi tiek pinigų, ne, tai yra kaip investicija, man atrodo, tai yra kvailiausia investicija, kurią galima padaryti. Tai yra ne prekyba, tai yra, iš vis nežinau, kas tai yra nesąmonių nesąmonė. Tai kol kas vykstančio eksperimento išvada mano, kiek aš dabar čia parinuosi, ne, nuo 14 metų rugpjūčio, ne? Tai štai jau daugiau negu metai aš nieko labai normaliai daryti su šią sąskaitą negaliu. Kadangi aš negaliu naudoti šios sąskaitos normaliai prekybai, kur aš 1% nuo sandorių imu, ne? Man tiesiog iššaldyti pinigai. Aš laimingas laukiu. Daryti su tuo mažu, kaip tu Gintarai sakai, pliusiuku, ne, su dideliu stopu. Tai mano kol kas išvada, tai yra super neefektyvu.